Aš jau senas žmogus ir daug vilčių į nieką nededu. Labas vakaras, aš kalbėsiu. Gerai, tai pradėsim nuo pačių seniausių laikų. Parodysiu jums pasaulio sąrangą, pasaulio principus tam tikrus. Jums bus keista, kaip sakė, aš esu Kristus siųstas šiandien paaiškinti tam tikras tiesas. Aš jums praversiu tai, ko jūs nematote, nes Kristus tai nėra žmogus. Jisai tobulai padarytas iš visų pusių. Aš esu žemė, vanduo, kas ten dar, oras, plazma. Aš esu paprasčiausias stabas. Nežinau, ar atkreipė dėmesį, bet 3x3 yra auksas. Va čia ir prasideda dvasingumas. Atrodo, kad yra viskas labai paprasta, bet iš tikrųjų, jeigu jūs pasižiūrėsite į kairę, moteris pasižiūrėkite ir išsigaskite, nes jis gali pavirsti absoliučiai bet kuo. Ir dabar kreipiuosi į jūs. Aš ieškau pasaulio prasmės. Čia yra juokingi dalykai. Aš jums praversiu tai, ko jūs nematote. Vat kur yra esmė? Va čia klausimas. Esmės mes kaip taisyklė nežinome. Tęsti? Okei, žaiskim toliau. Dabar truputėlį apie kitus dalykus. Aš nusipirkau dureles, o iš viršaus buvo uždėtos kryžius. Suprantu, kad aš truputėlį rizikuoju. Aš nuo pačios pradžios iki pačios pabaigos. Ir šneku kažkokias tai nesąmonės, reiškia. A jam nusispjaut. Ateina Hebras, Dekartas, Gucevičius, Malevičius, Gražulis, šitas dalyk. Ir viskas. Tas pats Liuteris. Toliau ėjo genialusis Dušanas, susitika gavusiu nacionalinę premiją Kempinu, Mačiūnas, Mekas ir net Čiurlionis. Hebra sako, mokytojau, mes ten važiuojame kažkur tai aukščiau. Aš nevažiuoju, aš esu Romoje, jie vyrukai sugriuvo, kaifuoja, nors ten iš tikrųjų taip nėra. Bet jie ieškojo. Turbūt tai skamba labai drastiškai. Aišku, visi dabar čia pradės juoktis. Jeigu aš dabar išsirengčiau nuogas, čia būtų netvarkoj. Čia aš. Kas mūsų iš to? Aš ieškau pasaulio prasmės. Čia yra juokingi dalykai. Aš jums praversiu tai, ko jūs nematote. Vat kur yra esmė? Va čia klausimas. Esmės mes kaip taisyklė nežinome. Jau viskas? Ką čia kvaršinti savo galvą, teisingai? Neklausia, kas čia įvyko. Ar tai yra gerai? Nežinau, čia jums spręsti. Viską žiūri Dievas. Sėkmės jums, viso gero.